girdėsis. Ir sveiki visi, su jumis šiandien aš Nujuksas. Kaip sekas, kaip gyvuojat? Gera diena buvo? Gerai, varom. Sesė gali nieko nesakyti, brangioji seserytė. Gerai, tai dabar važiuojame mes į tam tikrą vietą. Į kokią aš aišku nežinau. Nu, nes šiaip varau aš į policijos tą departamentą. Bet kažin, kur jisai yra. Nes aš šiaip nežinau. Ne, nu, bet šiaip įdomiai. Vijų. Gerai, varom. Aš nerandu. Gerai, čia neapsimoka važinėti ratas kvadratas. Šitą dabar važiuojam. Palauk, aš užstrigau. Noriu pasakyti, kad aš užstrigau. Kas čia buvo su mano mašina? Paaiškinkite man. Sau ir išsirašiau dar ir policijos darbelį. Išsirašiau, skaitykim. Ką galiu pasakyti? Galu važiuoja, bet nevažiuoja priekį. Galas tai važiuoja, bet nevažiuoja galas. O, važiuoja. Dabar važiuojam į policijos pareigūnų tą departamento pastatą. Ir mes turbūt, kad varysime į darbą teisingai. Ką, jau temsta. Labą dieną. Vėl atvykau. Man visgi pinigų visada reikia, visada netrūksta. Visada pinigai reikalingi. Be pinigų nieko nebus. Tai jaučiu, kad čia turi pasiimti. Gerai, va viskas. Aš varau į darbą, aš varau į tą kaimelį, kur sakėte. Tai kad vėl, jisai nežinau, kas su ta mašina, bet jinai taip kartais daro. Šiaip reikėtų pasižiūrėti garaže. Aišku, aš garažo neturiu, bet turiu užtat blokų. Tai varysam statytis. Šiaip varysam statytis, tai tikrai. Išpiučiu magnetus. Ui, kompas sureikia. Tik atleisti reiktų. Ai, aš galvau viskas kaput mašinai, bet matyt ne, pasisekė. Matyt, kad ne. Jau rudens diena, šeši. Liks Jurijus Antanas.
Antanas, Luizas ir Martynas, miestiečiai kaime liks nakvo. Jurgis Antanas. Šiaip per šį epizodą planuoju, va šitą nepastatėlis, man rodos. Ar ne? Tai yra kaimelis. Šits, man rodos. Šiaip nežinau. Reikia pažiūrėti. Jaučiu, kad ne tas. Šitam įgė esu buvęs, a ne čia tas prie tuo, bet reikia. Aš čia vapšė nesigaudau su tais kompasais. Šitą dabar važiuoju tada krypti. Pasikeisiu. Nu šiaip reikės paprašyti kalvio, kad užkaltų užrašą. Ten pavyzdžiui, kur ten reikėtų. Supratau, kad čia į šitą kaimelį, bet. Tai čiūj. Tai šitą dabar. Nes man reikia šiaip prie namų sakė, kad tenais šiaip ten prie namų yra tas kaimelis, kurį man sakė, bet aš iš vis nesigaudau. Su tais kompasais šiaip jeigu turi kokį 1-2 kompasus su pavadinimais, aišku dar, tai vapšė gerai, bet jeigu be pavadinimo, tai viskas. Jo, bam, štai mano namukai. Jo, tai dabar varu į tą kaimelį. Va, šitą. Tai aфиgenai tada, viskas aфиgenai. Labą dieną. Tai pirmas pastatas. Labą dieną. Kas čia dedasi? Kas čia? Šuniukais parduodate, neturite narkotinių medžiagų? Ne, aš patikrinsiu. Nu gerai, tikiu. Jūs iki šuniukus parduodat visgi. Labą dieną. Nu tai galiu tada nusipirkti vieną šuniuką. Šiaip reikėtų, nes bus turėti labai smagu šuniukai yra. Gerai, nu šiaip jo, aš nusprendžiau tikrai ir norėjau, žinau. Skelbime radau šuniukus ir atėjau, bet dabar ne apie tai. Nu tai gerai, už 30 da, nesakot vienas, nu tai gerai. Man negaila tokių pinigų. Prašom. 2 pinigiukus paimti. Galiu belenkokį pasirinkti. Galiu kauliuką. Ai, kauliuką. Pavadėlio irgi negaliu. Ar nereikia? Gerai, nereikia. Gerai, aš neimsiu pavadėlio, labas. Atsiprašau. Galiu porą kauliukų. Nes, suprantat, ne iš pirmo karto. Kokį aš norėčiau? Aš norėčiau šitoks. Va, iškart išbėgo pas man tyčia. Tik čia. Tu sakai, tik čia. Tu sakai, tik čia. Jisai ateis? Tai aš manau, kad reikės pavadėlį visgi tik čia. Aha. Jo, kad keitė neiššoktų. Tai gerai tada. Visą gerą. Tu sakas, einam. Tu sakas. Aš jau einu miegoti. Nu tai va.
Tai gerai, varom. Nu tai aš manau, kad mes čia paskui biškį. Užsipirksim. Šiaip reikėtų duonos. Duonos reikėtų. Bulvių. Pirkit bulbės. Tada duonos turim šiaip tortą. Gerai, tortuką už tai, kad įsidarbinau į darbą. Jaučiu, kad karvieną reikia paimti. Už kiek visą tai? 20. Bet gerai, nesvarbu, paimkit. Sudėjo tada. Tai gerai tada. Jo tada. Tai manau, kad galėtumėm užbaigti šitą videką. Per kitą videką varysim pasiimti algos tada. Ačiū, kad žiūrėt šį video. Nepamirškit laikinti, subscribinti. Taip pat nusipirkau šonuką. Tai gerai tada. Viso gero. Sėkmės jums.